dalykas, jeigu kol nepažįsti Dievo, tai gali įsivaizduoti, kad čia kažką reiškia gyvenime, kažką čia nuveiksi, kažką padarysi, čia pridarysi, daugiausia tai ir pridarom. Žinai. O iš tikrųjų tai, žinai, tai visiškas, kaip, esi praeinantis šitam kelyje ir jeigu labai gražiai neskamba, esam amžini, bet tai kas su tam žinybė pasidaro, kai mes iš savęs padarom, tokį netliepiami tą savo pašaukimą. Tai karikatūra iš mūsų pasidaro, o dar jeigu taip žiauriau pasakius, tai iš tikrųjų prarandi santykį su Dievu ir patenki į pražūtį, į pragarą. Tai o Dievas pasikelia ir beldžia tam, sakysim, čia toks gražus labai beldimas į to eunucho, to iždo valdytojo tą širdį. Jis važiavo iš tikrųjų pasimelsti, ieškojo Dievo. Ir Dievas atsiliepė, skaito pranašą Izaiją, šiaip jis neskaitė, bet ko jis ne romaną skaitė, ne kažką, bet skaito pranašą Izaiją, žinai, ilgisi tikrų dalykų. Tai va.